Nu ką, antradienio rytas, šiandien yra tokia pasiruošimo, susistatymo, apsiskraidimo diena. Tai dabar yra po 7 kažkur 30, esu jau biškai užkandęs, nusiprausęs, užsipylęs kūro. Čia pasirodo degalinė yra čia pat šalia. O čia Total, kur vėliavos ten gale. Brangoka ten 182 ar 83. Nu, bet dabar reikia greitai. Tai vat reikia pasibaigti susirinkti, sparną užsidėti. Ir nuo 8 bus galima jau paskristi. Tai skubam. Mano pagalbininkas Žiogas prižiūri, kad aš tvarkingai viską daryčiau. O ten rytis. O dabar yra 9:30, tokia techninė dalis. Dabar kas norit prasukit, kas yra padaryta. Vakar nuo sparno nuėmiau visas pakavimo medžiagas, nes kiekvienas mazgas, kiekvienas varštukas, pavyzdžiui, čia, ten visokie trosiukai, viskas buvo atjunginėta, visi galai, viskas buvo surišta, suviniota, suizoliuota. Tai vat visą tai išpakavau ir palikau. Šiandien baką išėmiau, praploviau su benzinu ir pritvirtinau, propelerį prisukau, žvakės pakeičiau. Paskui kažkas smulkmenas visokias, kas ten viduj. Sparną surinkti, aišku, reikėjo, tai čia jau valanda, kol visas latės sudėjom, kol viską sujunginėjom. Paskui reikėjo laidus čia visus sujunginėti, nes jų nebuvo. O trimeris, jis buvo kelionėje visai išimtas, tai vat reikėjo įsukti. Viską prihamutuoti, atgal prisukinėti. Baką irgi, aišku, pririšti. Nu ir ką, ir liko išbandyti. Panašu, kad Anglai atsivežė biškį savo oro, nes lyja ir paskutiniai žmonės, kas nespėjo pabėgti, ruošiasi čia po sparnais. Jo, įskaitant ir mane. Vat reikėjo tos dar prisirišti, dar priekio neprisirišau, prisisukau šitos. Nu, gavosi jau dušas. O čia yra nemokamas dušas, šiltas dušas. Ekologiškas. Jokios elektros nenaudojantis. Čia prie angarų. Maistas čia, joks. Kol kas čia nieks nieko neteikia. Sėdžiu va dabar savo palapinėje, kol lietus lyja prie viso šito bardako čia sunešto. Ir valgau vakarykščius, pietus. O tada važiuosim į parduotuvę kažką užsipirkti jau vakarienį ir toliau kitom dienom galvoti. Panašu, kad čia lyja tik tai pas mumis. Ten toksai sluoksnis ant horizonto, matosi viskas gražu, beje, dangus gražus. Ten va tokius sluoksnis kas nueina, o kitoj pusėje irgi tas pats. Ten gražu, o iš ten maždaug atslenka. Visi tokie juodi debesis. Įdomiai. Nu ką, lietus praėjo. Gavom žemėlapius papirinius. Apie juos atskirai dar parodysiu ir lėksiu apskristi viską išbandyti. Ir štai atvyko Lietuvos antras ekipažas. Spalvotas toksai va dabar išsikraudinės ir susidės savo skraidyklę čia. Štai kaip gimsta skraidyklės. Pilam kūro daug. Ir linui, ir sau. Užsikūrė ir Linas su Viktorija. Vėliava. Tik tai vėjas viską blaško ir prie tokio vėjo skraido tik tai lėktuvėliai. Mes dar laukiam, kada vėjas nurims. Jo, kol stiprus vėjas ir skraidyklės ant žemės, iki vakaro nusprendžiau pasižiūrėti, dėl ko man ant laisvų apsukų pradėjo gesti. Tai va pasirodo, nes yra žikleriukas laisvom apsukom, va toks va. Ir jisai ten mažą tokią mikro kažkokią šiukšlę pasigavo, nes jisai filtro neturi. Tas vat kitas žikleris, va tas raudonas, jisai turi filtriuką, jis įsistato į tokią dubutę. O va tas va čia toje vietoje neturi.
Vat ir visa bėda. Nu va, po visų šiandienos gamtos išdaigų, po lietaus, vėjo, kas man atrodo yra neįprasta šiam regionui. Viskas nurimo, ką tik grįžau, apskridau, o to užsipilu kūrą, jau susipakavau, prisirišau. Rytoj iš ryto navigacinė užduotis, bet apie tai atskirai. Šiandienai kaip ir skrydžių programa baigėsi, gerai baigėsi. Tai ką, dienos rezultatas. Šiandien baigėm susirinkti. Apsiskraidėm, padariau 2 skrydžius, vieną tokį ilgesnį, kitą trumpesnį. Trumpas buvo briefingas. Pasiruošėm čia visą vietą, visus pakavimus, viską. Va, tvarkingai stovi orlaivis, stovi kūras, užpiltas, atsivežtas. Nu va, viskas, galim ilsėtis šiandien. Apie 9, dabar po 9, 20, saulė ką tik nusileido. Nu, ir vakarinis mūsų pasisėdėjimas, aptarimas rytojaus užduoties ir šiandienos visų įvykių. Nauja palapinė šviečianti. Tai vat pavyzdys, šitas ežeras, žemėlapyje Google Maps jis yra ežeras, čia žemėlapyje jis ežeras, o realybėje ten kažkokie javai. Tai vat informavau kolegas, jie dabar, kadangi rytoj ten eis maršrutas, tai jau žinos, kad ežero ten neieškoti.